Nauji metai simbolizuoja naują pradžią ir suteikia daug valios stiprybės naujiems žygdarbiams, kuriems neužtekdavo pasiryžimo metų bėgyje. Naujais metais pasižadame savo kelti naujus tikslus ir priimti svarbius sprendimus, tačiau daugelis sprendimų ir pažadų taip ir lieka neįgyvendinti. Kada kalbam apie tikslus, mes turime galvoti visada apie tikslą, kuris yra reikalingas man kaip asmenybei. Tai pirmiausia, tikslas turi būti konkretus, turi būti laiku pamatuojamas, turi būti įsivertinimas ir apibrėžtumas, kas bus, kai tą tikslą pasieksiu. Iš ko mes suprasime, kad jau tikslas yra pasiektas. Labai svarbu nusimatyti žingsnius, kuriais aš iki to tikslo eisiu. Ir tie žingsniai, jie turi būti labai aiškiai pamatuojami. Jeigu šis pažadas yra apie tai, kad aš kažką pradėsiu daryti mažais žingsneliais, ir tą galiu pradėti daryti jau ir dabar, nepriklausomai, kad lauksiu sausio 1. Greičiausia tas pažadas bus įgyvendinamas. Keliant tikslą galima netgi įsivesti tokį paskaičiavimą visada. Ką aš galiu padaryti šią savaitę, ką aš turiu padaryti jau šiandien. Ir kada mes šitus dalykus įsivertiname, mes tada galime pamatyti, kad tikslas jisai artėja. Ir savo tokį net užduoti klausimą. Ar dabar, kai aš jau artėju prie tikslo vieną dieną, kitą dieną, savaitę, mėnesį, ar aš noriu mesti tą tikslą ar ne? Iš vienos pusės pasakius garsiai jum, kad aš pasižadu nuo kitų metų darysiu taip ir taip, mane tai motyvuoja, nes aš žinau, kad bet kada jūs galite man priminti mano pažadą, bet iš kitos pusės tas pažadas, kurį aš susikursiu viduje, sakydama kažką, linkėdama savo, tai jisai bus visą laiką bus labiau apie mane, ne apie tai, ką aš noriu įrodyti kitiems. Mes turime tokius vadinamus kognityvinius iškraipimus, kada mes kitam žmogui dovanojam jo klaidas, dovanojam jo kažkokio pažado neįgyvendinimą, bet prieš save esam žymiai piktesni, didesni baudėjai, labiau kritikuojame save. Nusivylimas turbūt priklauso nuo mąstymo, kad viskas arba nieko. Aš viską turiu padaryti, kad įgyvendinčiau šitą pažadą ir tada, jeigu aš to nepadarau, tada aš savim labai nusiviliu. Bet jeigu mes į dalykus žiūrėtume kaip į aš viską dariau, kad jį įgyvendinčiau, bet dėl tam tikrų aplinkybių nepasisekė iki galo įgyvendinti, kokią patirtį aš įgijau. Nes galbūt nebe pats tikslas lieka svarbiausias, o tai, ką aš tame kelyje sutikau. Tai yra žmonės, tai yra patirtis, tai yra tos savybės, kurios aš išsiugdžiau, tie dalykai tampa svarbesni. Ir jeigu mes į pažado neįgyvendinimą pažiūrėtume kaip į patirtį, kuri mane pamokė, kuri man suteikė kažkokios atspirties dabar nebedaryti kažkokių klaidų, tai mes tada galėtume sakyti, kad taip, aš pažadą įgyvendinu. Būkite pakankami. Pakankami tėvai, pakankami broliai, pakankamos seseris, būkite pakankami geri sutuoktiniai, partneriai, draugai, bičiuliai, bendradarbiai. Nesistengkite būti tobuli, bet pripažinkite savo pakankamumą kaip vertybę.